Sveiki, dėkui, kad žiūrite Pauliaus elektronikos projektų kanalą. Vėl pasikeitė tvarka aikšteliai. Tai yra SNES'o žaidimai. Pats SNES'as, jo 2 kontrolieriai, ir Maidblokis, ir AV-Laidas, ir PlayStation 1 kontrolieris iš aikštelės vėl atkeliavo. Ir žmogelis, kuris ten dirba, sakė, kad dabar nieko neatiduoda, kas jau yra užrakinta, tik tai parduoda kuriems žmonėm. Iš pradžių aš labai nesidomėjau, nes ten kažkokios 4 kolonėlės gulėjo. Kolega Marius pamatė, kad iš maišo pilno kažkokio prigrūsto SNES'o dugnas kyšo. Tai nusprendžiau, kad reikia pasitart su to žmogum. Iš karto pasiūliau jam 10 eurų, kad neatsisakytų, pasiūliau 20 net. Jis taip keistai pasižiūrėjo į mane. Sako, už 2 atiduosiu. Gerai, už 1, sakykim. Ir taip susitarėm, kad visą šitai už eurą. Ir dar paėmėm tas 4 kolonėlės, ten buvo 25 AS, brūkšnelis 109 rodos Vega ir S30B. Ir pasirodo, visos kolonėlės yra veikiančios, tai už 5 eurus SNES'as ir kolonėlės. Pamatavau su multimetru įtampą to Maidblokio ir pamačiau, kad jie yra apie 10 voltų. Taip neturėtų būt. Tai paėmiau šitą 9 voltų Maidblokį, ant kurio galima perjungti įtampą. Kiek žinau, SNES'as turi vidinį diodų tiltelį, kuris turbūt dar numuštų įtampą iki 10 voltų nuo to originalaus maitinimo bloko, bet aš nelabai pasitikiu to, tai tiesiog bandom su neoriginaliu. Šviesos diodas užsižiebė, reiškia, kad SNES'as dar kažkiek bent jau gyvas, o tarkim matęs. Tai gera žinia yra. Kažkokį žaidimą reikia pabandyti įdėti ir pažiūrėti, ar užsidegs. Liepsna užsidegs, neužsidegė. Tai fainai. Nedega nieks. Malonu. Ir vidinis diodų tiltelis gal ir numuša įtampą, bet neturiu galimybės palyginti su tvarkingai veikiančiu Maidblokiu. Todėl nerizikuosiu ir panaudosiu šį neoriginalų Maidblokį. Jo duodama srovė yra 1,2 ampero, originalaus turėtų būti 1,3, bet tai turbūt nieko blogo nedaro. Toliau darbus tęsiam, apsivaliau patį SNES'ą šiek tiek, išsiardžiau vieną iš pultelių, nes nemalonu žaisti su labai purvinu. Reikės šitos padelius su spiritu pavalyti, arba galima ir su kontaktų valikliu, kuris daugmaž yra skediklis. Čia visa plokštė matosi, plika kontrolerio. Gerai, kad yra jungtis tokia, bus galima atsijungti patogiai. Mygtukai visi ant laidų kaba. Pati pagrindinė plokštė, 2 mikroschemos. Konstrukcija gan paprasta yra. Tai reiks apsivalyt, pultą visą išsiplaut. Ir matysis toliau jau pažanga padaryta didelė. Išploviau visas dalis plastikinės, štai. Viskas čia dabar švaru, su šepetėliu išvyčiau viską. Šitos gumelės su krapštukais spiritų nuvalytos. Štai dabar visas kontroleris gražus, švarus, visi tarpeliai išveisti, kad to jau pamatysit. Štai gan purvinas buvo, bet dabar malonu įliest. Pastebėjau tokį įdomų sprendimą, ką inžinieriai, kurie jį padarė. Tai kiekvienas mygtukas matoma yra su 3 tokiam kojelėm. Ir priešingai nei konsolė, pultelius galima atidaryti nesunkiai su paprastu atsuktuvu. Pavyzdžiui, konsoliai reikalingas kaip ir žaidimams toksai NES Security Bit. Ant šitos tetrio kortos geriau matosi. Turėtų geriau matytis. Focus.
Geriau matos netgi forma įdomi. Ir pultus galima lengviau atidaryti, kad žmonės turbūt galėtų patys išsivalyti. O patys mygtukai su 3 kojelėm yra dėl to, nes kiekviena kombinacija tų kojelių išdėstymo yra skirtinga. Tai kai žmonės patys išsiardo kontrolerį ir jį išsivalo, dėl tų 3 kojelių išdėstymo jie surinks mygtukus vis tą pačią tvarką. Ir dabar galim palyginti švarų ir dar nenuvalyti kontrolerį. Čia laidas gražus, švarus, čia purvinas labai. Taip pat šis kontroleris labiau pageltęs negu kitas. Na, iš šono nelabai gal tai matos, bet šis žymiai šviesesnis yra ir turbūt iš to daugiau žaisiu. Visi mygtukai išvalyti yra, tai nebebaisu jas čiupinėti. O šitas dar laukia savo eilės. Apsilankiau pas Marių, jis man davė savisriegį tokį. Savisriegis tinkamas labai gerai. Toksai būtent atsukinėti galvutės konsolių, kurio įmanoma prieiti, tik tai reikia pašmirgeliuoti galvą truputį ir va tokius varžtus galima atsukti, nes užsikabina kraštai to atsuktuvo, to varžto kryžminio. Pačią konsolę išardžiau čia, toliau gal truputį apsivalysiu, nusiardysiu, gal pasižiūrėti tik tai dėl įdomumo. Tai va čia mygtuką palikau, reikės dar čia išsiplauti, išsivalyti visą kiek įmanoma. Nes dabar jau išardyta, tai reikia padaryti viską. Korpusas visas išplautas, paruoštas surinkt. Viskas iščiuvę jau, išvalyta. Galite pamatyti, kaip visas surinkta buvo. Dar planuoju pagrindinę plokštę gal nuvalyti reikės. Keistas dalykas, kad ant įtampos reguliatoriaus ir jo radiatoriaus visai termopastas nebuvo, tai planuoju, kad reikės uždėti. Taip pat su kompresoriumi išvaliau šitą jungtį, dar kontaktų valiklių išploviau visas dulkes, kiek ten jau turėjo būt. Šis kontaktų valiklis yra maždaug kaip skėdiklis, todėl jį reikia nuo plastikų saugoti, bet pavyzdžiui plokštėms ir taip pat mikroschemoms jisai nieko blogo nedaro, tai galima jį drąsiai naudoti. Baiginėjau surinkinėti konsolę, kortos išėmimas veikia, įsistato spyruoklės vienas galas į šitą detalę, o kitas galas įsiremia į šitą plastiką, kuris yra nuspaudžiamas eject mygtuko ir taip jis iškelia žaidimą. Viršus irgi yra surinktas jau, visi detalės, kurios buvo nuimamos išplautos atskirai, užsėda ir va, eject mygtukas nuspaudžia tą plastiką baltą ir matosi, kad kojelis pasistuma ir turėtų žaidimą iškelt. Irgi jungimo mygtukas veikia. Bet tik tai reikės šiek tiek prisukti varžtus, nepristipriausi, net dar planuoju ardyti paskui. Razor Bright galbūt reikės išbandyti vasarą. Atsinešiau savo improvizuotą stovą, kuris susideda iš kėdės ir Pentium 4 desktopo, kompiuterio ta prasme. Ir jis labai efektyvus yra. Nepaminėjau, kad planšetė yra automobiliui skirtame laikiklyje, o tas laikiklis yra prie fotorėmelio stiklo pritvirtintas. Tai šaunu. Tai matom. Man atrodo, dar nesifokusuoja. Šiaip tokį dalyką filmuoti nereikėtų su planšete, bet šiuo metu, jeigu skaitėt Facebook puslapyje, neturiu nieko, su ko galėčiau daugiau filmuoti. Ir dėl to pasirinkimas nedidelis. Ir filmuoju su to, ką turiu.
lygis baigtas. Tai steinu, kad SNES'as veikia tvarkingai. Šaunu. Dabar turbūt bus įdomu pažiūrėti, kaip atrodo mano setupas filmavimo. Taip pat užsikėlė. Rėmau su klasės nuotrauka. Kėdė. Kompiuteris. Rėmelis. Kelnes. Tai štai. Viskas išvalyta, gražu. Pati žaidimų konsolė. Super Nintendo Entertainment System. Trumpinama SNES arba SNES įvairiai. Du pultai. Šuns kaulo formos. AV kabelis, kuris nėra labai dažnas, man atrodo. Žaidimai. Vienas iš jų yra Star Wing, Star Fox versija Europai. Šis mano turimas yra vokiškas, todėl visas tekstas žaidime yra vokiečių kalba. Reiškia, nieko nesuprantu. Šitas keistas žaidimas. Sudėtingas labai gameplay. Nu, čia turbūt tik tai vietą užima. Taip pat dvi kopijos Turtles in Time žaidimų, kurie yra labai reti, kiek žinau. Tai vieną Mario gaus, tai yra Marius. Ir iš Mariaus paskolinau Super Mario. Gerai skamba. Ir dar Super Mario All Stars turiu. Iš Mariaus paskolinęs. Čia yra pirmas Super Mario, antras Super Mario, trečias ir Lost Levels. Tai va, taip atrodo kortos žaidimų. Taip pat dar gavau įdomų dalyką iš Mariaus pažaisti. Super Game Boy adapteris, tiksliau tai nėra visai adapteris, tai iš tikrųjų yra pats Game Boy sutalpinta šitoje kortoje ir pats Game Boy gauna tik tai input turbūt iš kontrolerių ir atlieka visą darbą. Tai čia nėra tiesioginis perėjimas iš Game Boy kartridžio į SNES kartridžio. Žiūrėt, iki.